Žmogus labai nori būti mylimas ir labai to bijo. Ir ta meilė, kuri teka jame, per jį jis suspaudžia, širdį suspaudžia ir sako, man skauda, dėl meilės skauda, ne dėl meilės skauda, o dėl to, kad jis suspausta. Meilė žmoguje tai yra kaip žvaigždė, kaip ugnis. Ir žmogus spaudžia ir jam skauda, bet ne dėl to skauda, kad ji yra, o dėl to skauda, kad jis ją spaudžia. Jeigu leisti jai tekėti, tuomet neskauda, tuomet nuostabu. Žmogus jaučia savyje meilę, ją spaudžia ir sako, kas man už tai? Kas man už tai? Ir skauda nuo to, o dar nieko už tai negaunu. Bet skauda ne todėl, kad nieko negaunu, o dėl to, kad meilę spaudžiu. Ji degina, ji gyva. Jeigu gyva kažką spaudžiam, tai skauda, ne? O jei ateiti į tai, ateiti tik tai, leisti jai tekėti, tai bus labai gera. Todėl, kai mes sakom, kad mums skauda dėl meilės, ne dėl meilės skauda, dėl to, kad mes ją užspaudžiam, neleidžiam mylėti savo ir kažko norim ištraukti iš aplinkos, iš žmonių. O jos užspaust negalima. Mes jos nesugalvojam, ji tiesiog yra. Tai yra Dievo šaltinis, tai yra Dievo dovana. Bet koks skausmas ateina tuomet, kai mes iš jos išeinam ir ją uždengiam ir norim kažką patraukti iš pasaulio, iš kitų. Kai mes esam tenai tame šaltinėje, kuris teka per mus, visada ten. Labai gera tai būti tas pats, kas kokioj tai dieviškoj džakuzė. Žmogus uždaro širdį. Galbūt dar vaikystėje, kažkada ankstyvam amžiui dažnai uždaro širdį. Ir tai matosi kūne. Aš matau, ta yra įtampa. Ir uždaryta, užspausta durys uždarytos. Jis uždaro ne dėl to, kad jis yra kažkoks piktavalis, bet būtent iš to, kad galvoja, kad skaudės.